Labai malonu iš tikrųjų, kad tiek daug šiandien jūsų susirinko. Mes dabar melsimės ir šlovinsim Viešpatį. Dievas pašaukė mus eiti siaurų kelių ir kartais eidami siaurų kelių per dykumą mes pasilptam ir pavargstam. Bet Dievas mus stiprina. Jisai nori šiandien mus sustiprinti. Labai garsiai. Taip, kad ateikite visi ten, kurie gali arčiau, mes visi draugė dabar šlovinsim, melsimės ir žiūrėsim, ką Šventoji Dvasia šiandien darys mūsų tarpe. Tegul jinai veda šitą susirinkimą. Tegul jinai pati veda šitą susirinkimą. Jeigu Šventoji Dvasia nori, kad mes daugiau mokytumėm šiandien, mes mokysimės. Jeigu Šventoji Dvasia nori, kad mes vienas iš kito pasimaustumėm, mes melsimės. O gal jinai dar kažko nori, tegul jinai veda šitą susirinkimą. Mes visada pasiruošę būti atviri Šventai Dvasiai. Teisingai. Dabar pasimelskim. Šventoji Dvasia, vesk šitą susirinkimą. Šventoji Dvasia, vesk mus į tiesos pilnatvę. Šventoji Dvasia, padėk mums pagarbinti Jėzų. Mes susirinkome čia, Jėzau, dėl tavęs, kad garbinti tave. Šventoji Dvasia, padėk mums pagarbinti Jėzų. Šventoji Dvasia, mes mylime tave. Mes mylime tave, Šventoji Dvasia. Tiesos Dvasia, paguodos Dvasia. Šventoji Dvasia, paguos kiekvieną, kam reikia paguodos šį vakarą. Šventoji Dvasia, paguos. Paguodos Dieve, guos kiekvieną, kas yra prislėgtas, pasimetęs, tu gali paguosti savąją Dvasia kiekvieną. O Dieve, ačiū tau Dieve, mes dėkojame tau. Alleluja. Ora mana sakata kapashaka ramoni meger blondi la manu monogam lingam dalamas. Kundala ramashinka namagamas. O halleluja, tsakalam lotrimnina. O Šventoji Dvasia, o pripildyk mane. Šventoji Dvasia, uždek mūsų širdis. Guosk tam, kam reikia paguodos, tu žinai. Stiprink tą, kas yra pasilpęs, tu žinai. Alleluja, alleluja, alleluja. Ne jėga ir galybė, bet mano dvasia, sako Viešpats. Viešpatie, pripildyk mūsų savo dvasios. O, aleluja, gėla marabaza, kala mala, koro patasam pronton tala. O, благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим Тебя, Тебя мы славим. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим. Мы славим нашего Бога, славим Его. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим. Аллилуйя, мы славим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим. О, благодарим нашего Бога, Он великий Бог, мы благодарим Его. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим. Ты наш Царь, Ты наш Бог, мы благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим Тебя. Твоя сила во веки, Твоя слава во веки, Твоя милость вовек. О, вечного Бога мы славим. Твоя сила во веки, Твоя слава во веки, Твоя милость во веки веков. Твоя сила во веки, Твоя слава
слава, Твоя милость вовек. аллилуйя, аллилуйя, Твоя сила вовеки, Твоя слава вовеки, Твоя милость вовеки. вечный Бог, мы любим Тебя, Благодарим Тебя, наш Бог, Благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим мы славим Тебя, Иисус, Благодарим Тебя, наш Бог, благодарим Тебя, наш Царь, благодарим и славим Тебя. Того вардо яга, того шоджо яга, того найлес яга, амжина. Того вардо яга, того шоджо яга, того найлес яга, амжина. о, того вардо яга, Того вардо яга, того шоджо яга, того найлес яга, амжина. Того вардо яга, того шоджо яга, того найлес яга, амжина. о, аллилуйя, mēs dėkojame Tau, Dieve, o, dėkojame Tau, Dieve, halleluja, o, halleluja, halleluja, o, mes dėkojame Tau, Dieve, halleluja, kėra bata saktolo bleltera dalaja, o, Dieve, mes dėkojame Tau, o, Dieve, mes šloviname Tave, Аллилуйя, o, mes mylime Tave, аллилуйя. nes Tu pirmas mus pamilai. Mes mylime Tave, nes Tu parodai mums savo meilę. Mes mylime Tave, nes Tu pirmas mus pamilai. Tu pirmas mus pamilai. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. 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 Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание хвалим есть. Тебя, Иисус. Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите,
хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. 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 Хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя. Поклоняемся Тебе, Иисус. Богу хвала. Ты достоин всей славы. Богу хвала. Ты достоин всей хвалы. Аллилуйя. Ты один достоин всей славы. Аллилуйя. Ты один достоин всей хвалы, Иисус. Богу хвала. Аллилуйя. Поклоняемся Тебе, Иисус. Богу хвала. О, Иисус, Ты достоин. Ты достоин, Иисус. Аллилуйя. О, слава Тебе. Аллилуйя. Богу хвала. Ты достоин, Иисус. Богу хвала. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Богу хвала. Богу хвала. О, Ты достоин, Иисус. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя Тебе, Иисус.
Аллилуйя Тебе, Иисус. О, Ты достоин всей славы, Ты достоин всей хвалы. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы возвышаем Твое святое имя в своих сердцах. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. О, Иисус, Иисус, Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Слава, слава Тебе, Иисус. Ты ждешь, когда я приду к Тебе. Ты ждешь нас, Иисус. О, аллилуйя Тебе, Господь. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Печать Твоей любви в сердце моем навеки, навсегда. Как велика Твоя любовь, ревность, как летящая стрела. Ничто не в силах угасить Твою любовь. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Слава Тебе, Иисус. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Поклоняемся Тебе, Господь. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как... О, мы прославляем имя Твое, Иисус. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Приди огнем своим, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе Ты и я. Приди огнем своим, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе Ты и я. Ты ждешь, когда я приду к Тебе. О, мы приходим к престолу Твоей благодати. Кланяемся Тебе, Иисус, слава Тебе. Ты ждешь, когда я приду к Тебе, такой, как есть. Приди огнем своим, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе Ты и я. Приди огнем своим, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди
Больше не хочу говорить я, и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я, и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я, и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я, и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Аллилуйя, слава тебе, Ты достоин всей славы. Aleluya, aleluya, aleluja, Glora manama sankantara. O Dieve, ačiū tau, kad tu surinkai mus čia kartu. Mes taip trokštame daugiau tave šiandien pažinti. Mes taip trokštame, kad daugiau mums tavo meilė atsivertų čia šitoj vietoj. Mes taip trokštame gauti apreiškimus, kurie mūsų išlaisvins. Tavo apreiškimo šviesa tegul ateina ant mūsų, Dieve. Išliek mums savo išminties ir apreiškimo dvasios, kad mes pažintumėm tavo meilę. O, kad mes pažintumėm tave, tavo tiesą, nes tiesa išlaisvina. Aleliuja, Dieve. Pažinkite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Kaip gera patirti tą laisvę, kuri ateina per tiesos pažinimą, Dieve. Kaip gera patirti laisvę, kuri ateina per tai, kai mes pažįstam tiesą, kai mes pažįstam Dievo meilę. Aleliuja, Dieve. Kaip gera iš tikrųjų. Ačiū tau, Dieve. Ir dabar mes kalbėjom praeitą trečiadienį, kas buvote, kalbėjom apie Dievo meilę, tiesą. Ir sekmadienį pastorius Mozė irgi kalbėjo apie tikrą krikščionybę. Ir aš noriu pakviesti dabar Jolantą, kad jinai pasidalintų apreiškimų, kokį jinai gavo per šitą laiką. Man po pirmos giesmės atėjo toks paraginimas, aš taip atmetu, o man vis tiek taip pasiveda kažkaip.
Aš papasakosiu čia sunku tokį momentą jau savaitgalį. Ir kaip mane Dievas pagodė, nepasakusiu visko, kas buvo, ir ten visų kitų praaiškimų, bet atsiguliau ir staiga guliu ir aš nemoku, sunku žodžiais nupasakoti, kas vyksta dvasiniam pasaulyje. Ir lyg aš jaučiu, kad aš judu Dieve. Aš nemoku to pasakyti. Ir aš pati savo sakau, kad aš dabar suprantu, ką reiškia tie žodžiai, koks tavo gylis, koks tavo aukštis, koks tavo... Aš realiai jaučiu. Ir staigiai jisai man pradeda rodyti moteris ir žinot, jisai man pradėjo rodyti moteris, kurias aš švelniai tariant, taip pakenčiu meilėje, bet dar nemyliu. Pradėjo rodyti žmonės, kuriems aš tikrai ypatingos meilės nejaučiu, bet gyvenime. Bet aš staiga suvokiu, kad aš jas taip nežmoniškai myliu. Myliu. Ir jisai man rodo vieną moterį, kitą ten. Ir jos tokios, jos kaip mažytės mergaitės. Ir aš pradedu suprasti, kad aš jaučiu tai, kad Dievas jaučia mum. Ir aš vis savo galvoju, Dieve, kodėl tu man parodė, kodėl taip, o kodėl moteris. Ir šiandien, kai aš liūdėjau vienai sesijai iš Alytaus, jos tokia sunki situacija, ir aš pradėjau sakyti, žinai, man Dievas rodė, kaip jisai myli moteris. Ir staigiai aš supratau, kad jisai būtent tai ir norėjo man. Jisai man norėjo parodyti mergino sesės dėmesį. Vyrų čia neliečia. Jisai mus taip nežmoniškai myli. Jisai žiūri į mus kaip į mažas mergytės, jisai tiesiog gėrisi mumis, nesvarbu, kad mes ten apsisnargliavusios kartais būnam. Ir ne tik, bet jisai nežmoniškai myli. Ir tas jausmas, ir dar aš generėtai savo liūdėjau, jinai mes sako, Jolka, o tu dabar taip pačiai myli? Nuskau, dar ne, bet aš tikiuosi, kad taip mylėsi. Nežinau, kaip čia Olga nujuto, kad yra toks dalykas. Aš sakau, aš daugiau nepasakosiu, nes man tai buvo didžiausias išgyvenimas pajusti toje gilį, ploti, tą judėjimą jame ir tą tokią visiškai nežmonišką meilę, tikrai dievišką meilę. Tai va. Dabar mes galim pasimelsti, kad Dievas padėtų mums atverti širdį jo žodžiui. Galite sėdėti ir melstis. Kas norit, galite įstoti. Viešpatie, mes taip iš tiesų norim visą širdim tave suvokti, tave pažinti. Mes norime pažinti tavo meilę, Dieve. Viešpatie, aš prašau tavęs, duok mums jėgų atleisti savo priešams, žmonėms, kurie mūsų įskaudino, žmonėms, kurie mūsų nuskriaudė, nesuprato. Mes laiminam dabar Jėzaus vardu šito žmonės. Mes laiminam Jėzaus Kristaus vardu. Mes dėkojame, Dieve, kad tavo meilė ugdo. Ačiū tau, Dieve, kad tavo meilė ugdo. Kad pažinimas išpučia, bet meilė ugdo. Padėk mums, Dieve, mylėti, kaip tu myli. Padėk mums atleisti, kaip tu atleidi. Viešpatie, aš prašau, sutvarkyk mūsų širdis. Viešpatie, savo aliejumi patepk mūsų širdis, kad mes iš tiesų mylėtumėm. Kad mes iš tiesų galėtumėm mylėti kiekvieną žmogų, kuris mus nuskriaudė, kuris mus nesuprato ar paliko. Padėk mums mylėti, Dieve. O, halleluja, kėra masaltulo robete kešikreiba. Melskimės korą dėlą patkladėlą. O, halleluja, Dieve. Padėk mums mylėti, Dieve. Padėk mums mylėti, Dieve, kaip tu myli. Padėk mums atleisti taip, kaip tu atleidi, Viešpatie. Ačiū tau, Viešpatie. O, dėkojame tau. O, dėkojame tau. Kėra masamtun trantas saproltere brektu manimės klaldolobdyla. O, tkamene mela mora mana masa. Melskis už savo priešus dabar. Dieve, mes meldžiamės už žmonės, kurie yra mūsų priešai, kurie priešiški mums, kurie yra prieš mus. Mes meldžiam, Dieve, kad tu laimintum juos. Mes iš viso širdies laiminam kiekvieną brolį ir sesę ir kiekvieną žmogų. Kyra masaturu manamas klamdo lobdyla abdala. O, Dieve, halleluja, kėra marabas kramdo robresk derebdyla ba. O, dėkojame tau, Dieve, halleluja. O, mane melam lotrebdi gadi bagabada abduatas. Kando lobdyra braskla abduadi dal abdua. Melskimės dvasiu aktyviai. Kėra bodgelebe helebuduičia. O, Viešpatie, kara abduaci ptkvadzi pčkuaca. Išliek mums savo išminties ir apriškimo dvasios.
tavęs pažinimui, kad mes pažintumėm tave tokį, koks tu esi, kad mes pažintumėm tave, kad mes būtumėm tikra tavo bažnyčia, kuri sukurta pagal tavo atvaizdą ir pavydalą, kuri vaikšto tavo keliais ir kuri vaikšto tavo mintise ir tavo valioje, Dieve. Haja, paja, sakala, bloltelėje. O mes taip trokštame, Dieve, būti ta bažnyčia, kuri yra sukurta pagal tavo atvaizdą ir pavydalą. O mes dėkojame tau. O mes dėkojame tau. Ačiū tau, Viešpatie, Jėzaus vardu. Amen. Aleliuja. Brangieji, žinote, šį sekmadienį aš gavau tokį išlaisvimą, aš noriu savo širdies pasidalinti, kai pastorius Mozė pamokslavo. Ir žinote, aš mąstau apie tos visus dalykus, kai žmonės šiandien krikščioniškam pasaulyje yra visokių susiskaldimų, denominacijų, visko. Ir aš pagalvojau, kad mes turim suprasti Dievo širdį ir Dievo meilę. Kad Dievas iš tikrųjų mus pašaukė į meilę, į tarpusavio santykius. Čia lygiai taip pat, kaip, tarkim, tu turi šeimą, tu turi vaikus, tu turi vyrą, ten mamą ir jūs visa šeima, tarkim, gyvenat. Ir visiškai nesvarbu, kokie konfliktai tarp jūsų kyla, kokie klausimai tarp jūsų kyla, bet jūs esat giminė ir bet kurio atveju jūs susitaikot, tiesa. Ir kas yra, tarkim, motinos meilė? Motina, jinai visada myli savo vaiką. Jeigu jisai yra žmogžudys, žinote, man tekdavo lankyti kalėjime savo brolį. Ir aš matydavau ten motinas, žmonas, reiškia artimuosius. Ir dažniausiai tie žmonės, kurie atsisėda į kalėjimą, ten ateina artimieji. Ir tie žmonės, nuo kurių nusisuka visas pasaulis, visuomenė, kurie yra jau baisioj ten tokiuose visiškam atstumime ir ant kurių jau visi padėjo kryžių. Bet motina, jinai vis tiek eina pas tą sūnų. Ir aš prisimenu, kai mano mama pasakojo tokį dalyką, kaip jinai važiavo iš Švenčionėlių į Marijampolę brolį lankyti. Ir jinai pasakojo ir mano širdis tiesiog plyšta. Sako, aš paėmiau tą vežimą, žinot, toks vežimas yra, kad kai sunku nešt, gali pavežti. Sako, aš paėmiau, aš ten pridėjau bulvių, aš, sako, pinigų neturėjau, pridėjau taukų, pridėjau morkų, pridėjau obalių, sako, aš viską pridėjau ir tempiau, sako. Atvažiavau iš Švenčionėlių į Vilnių, iš Vilniaus į Marijampolę ir buvo žmonių, kurie padėjo man patempti tą tašę. Štai kokia yra meilė. Ir pagalvokit, žmogus, kuris sėdi kalėjime, jam nereikia jokių mokymų, jokių teorijų, jam reikalinga meilė. Tik meilė gali sušildyti tokį žmogų. Ir aš atsimenu, kai aš girdėjau laidą, yra tokie žmonės, kurie tiesiog gina kalinių teisės. Yra kalinių globos draugija pas mus Vilniuje. Ir vienas toks žmogus sako, jeigu mes iš vagio voksim, jeigu mes tą žmogų, kuris mūsų žudo, jį dar žudysim, tie žmonės visiškai pražus. Žinote, Dievas, jisai nori, kad žmonės būtų išgelbėti. Biblijoje parašyta, kad Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimo. Ir aš žinau, kad tik tai mylinti bažnyčia, tik tai bažnyčia, kuri suvokia Kristaus meilę, per ją Dievas galės gelbėti. Jeigu mūsų tikslas bus iš tikrųjų pažinti Dievą, jo meilę, visiškai neturi būti kažkoks tikslas, ten bažnyčios augimas, ten kažkokia strategija. Visa tai yra paskui ateina, kai mes visų pirma suvokiam Dievo širdį. Ta žmogus, kuris sėdi kalėjime, nuo kurio visi nusisuka ir jį ten pasodina dar tam pačiam kalėjime, dar ta kalinių kompanija, reiškia, dar nuo jo nusisuka. Yra tokie žmonės, kurie yra visi pažeminti dar tarp jų. Ir kai atvažiuoja motina ir atneša kažkokio maisto, kažkokių dalykų, ir tai šildo širdį. Ir raštas sako, brangieji, kad pažinimas išpučia, bet meilė ugdo.
Tik meilė, tik Dievo meilė gali mūsų ugdyti. Ir Dievo gerumas veda mus į atgailą. Ir žinote, šio sekmadienio susirinkime, kada pastorius Mozė kalbėjo, kad palikime tos dalykiškus santykius, turėkime tikrus žmogiškus meilės santykius. Mane, žinokite, Dievas taip išlaisvino. Aš atsimenu, kai mes paprašėm pastorius Mozė, kad jisai būtų mūsų pastorius, jisai sako, žinot, aš esu mažas pastorius. O mes galvojam, prie ko čia tie dalykai? Svarbu, kad Dievas yra su tavim, kad tu myli Dievą, kad tu esi sąžiningas su Dievu, kad tu esi tikras žmogus. Koks skirtumas, tu didelis pastorius ar mažas? Ir žinote, kada tau atsitinka gyvenime kažkokie sunkumai, tu gali pamatyti, kokie žmonės tave iš tikrųjų myli. Mano gyvenime buvo tokie momentai, kai nuo manęs nusisuko visi, bet mama mane priėmė. Suprantate, Dievas yra meilė, brangieji. Ir kada mes kaip Kristaus kūnas suprasime Dievo meilę, pasibaigs tarp mūsų tokie visokie susiskaldimai ten, kažkokios apkalbos ir visi tokie dalykai. Mums reikia pažinti Dievo meilę. Dievas yra meilė. Aleliuja. Taigi Dievas yra meilė, brangieji. Ir man atėjo toks išlaisvinimas sekmadienį, kai pastorius Mozė kalbėjo apie tą žmogų, kuris norėjo jį palikti dėl to, kad jisai galbūt nėra toks sėkmingas jo akim. Mes šiandien žiūrim kartais visiškai ne į tos dalykus. Ir priežastis šitų dalykų, visų susiskaldimų, visų šitų priešiškumų yra dėl to, kad mes nepažįstam Dievo meilės. Sutinkat su manim? Žinote, atsiverskime 1 Korintiečiams laišką 13 skyrių. Ir vakar ląstelėje irgi vienas brolis uždavė klausimą. Sako, žinai, čia tas žmogus išėjo iš bažnyčios prieš metus laiko ir niekur nevaikšto, tie žmonės išėjo. Sako, mes turim susimastyti. Kodėl čia tai būna, žmonės eina? Ir kažkaip aš pradėjau jam iš dvasios kalbėti ir šiandien noriu pasidalinti. 1 Korintiečiams 13 skyrius. Aleliuja, ačiū Dievui. Mūsų bažnyčioj bus meilės atmosfera, jinai jau yra. 13 skyrius nuo 1 eilutės. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ar žvangantis cimbolas. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Ir jūs prisimenat Evangelijoje, irgi mes dabar neatsiversim, yra tokia vieta, kai Jėzus sako, kad paskutinę dieną Dievas pastatys vienus avis po dešinę, o ožius po kairę. Taip? Ir visi ateis, visi sakys, mes tavo vardu išvarinėjom demonus, mes tavo vardu gydėm ligonius, o Jėzus sakys, eikite nuo manęs visi piktadariai. O jie sakys, kodėl mes piktadariai? Todėl, kad kai aš buvau kalėjime, jūs manęs neaplankėte. Kai aš buvau alkanas, nepamaitinote, kai buvau nuogas, neaprengėte. Esmė ir yra tame nedalykiškose tarnavimuose, nedalykiškose kažkokiose bažnyčiose statybose, kad mes iš tikrųjų matytumėm širdį žmonių, kad mes neprarastumėm, kad mes nepasidarytumėm religingi, kad mes nepasidarytumėm tokie augantis pažinime, bet kartais nematom žmogaus poreikio, žmogaus širdies. Neturim to tokio rusiškas žodis sastradanija. Sastradanija, milas, gailestingumo, tokio užuojautos, tokio tiesiog supratimo žmogaus. Žinote, labai mums svarbu išlaikyti tokią širdį žmogišką. Tikrai
budėti ir visada žinoti, suprasti, kada tave klausia, koks jūsų bažnyčios regėjimas, kur jūs einat, reiškia, kaip jūs čia, ką jūs čia darot. Mes norim augti Dievo meilėje. Aleliuja. Mes norime, kad mūsų bažnyčia būtų šeima. Ir jeigu čia mes gausim tą prieškimą, žinok, tu niekada neisi. Mes esame sandoroj su Dievu ir vienas su kitu, brangieji. Jeigu mes suvokiam Dievo meilę, jeigu mes turim tą prieškimą Dievo meilės, mes nelakstysim. Mes negalėsim tokio dalyko net... Ten, pavyzdžiui, galima kai kuri paskambinti, sakyti, viskas, aš išeinu iš jūsų bažnyčios. Jeigu tarp mūsų būtų tikri santykiai, mes negalėtumėm tai padaryti. Ar tu gali šeimoje gyventi, va dabar su tėvais, ir paskambinti, viskas, aš išvažiuoju į Jaltą. Aš anksčiau, kai buvau dar jauna, aš būtent taip negerbiau savo mamos. Aš galėjau nuvažiuoti į Jaltą ir jai nerašyti laiškų, bet tai yra visiškai nebranda. Bet, brangiai, kada mes suvokiam Dievo meilę, kada mes suvokiam, į ką Dievas mus pašaukė, į kokius santykius jisai mus pašaukė, kas yra svarbiausia, kad Dievas yra meilė, mes tada eisim link to. Mes tada suprasim, kas yra svarbiausia. Ir žiūrėkite, čia jisai sako, ir jei turiu pranašavimo dovaną, supranti, dovanos yra gerai. Ir suprantu visas paslaptis, tu toks protingas, pranašauji, pateptas, turiu visą pažinimą, labai su pažinime toks, žinai, teologas. Ir ne tik tai teologas, tu aplamai, supranti, labai daug apreiškimų turi, knygų daug gali parašyti. Jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Bet kaip taip gali būti, kad žmogus turi ir tikėjimą, ir kalnus kilnoja? Tai aš manau, kad čia būtent kalbam apie tą religinį olumą, apie tą religinį tokį tikėjimo darbus. Toks, žinot, svarbiausia, kad čia mes judėtumėm pasaulį, nugalėtumėm, kad čia mes kuo daugiau dėl Dievo padarytumėm. Taip, mes norim daryti. Bet atsimenat, mes Marijampolėj kalbėjom irgi, kažkaip Dievas jau tada pradėjo vesti mūsų bažnyčią link meilės viešpačiui. Kad mes einam į bažnyčią ne dėl to, kad mes, reiškia, turim eiti kažkaip ar kažką, bet dėl to, kad mes mylim Jėzų ir mylim vienas kitą. Mums gera pamatyti vienas kitą. Ir žinote, jeigu tu gyveni bendruomeniai, tai nereiškia, kad čia nėra problemų, brangieji. Problemos bus, nes Dievas nori tave išmokyti mylėti. Amen. Jisai nori tave išmokyti atleisti. Sako, jeigu viską jūs turėsit kaip bendruomenė, jisai rašo, atsimenat, apreiškimo knygoje bendruomenėm. Ir vienai bendruomenė jisai rašo, viskas gerai, sako, žinau tavo darbus, viskas, bet tu, sako, palikai pirmą meilę. Aš turiu prieš tave, kad iš tikrųjų svarbiausia meilė. Ir žinai, žmonių neapgausi, kaip ir vaikų neapgausi. Net katinas namuose jaučia, kas jį myli. Kas iš tikrųjų... Aš, pavyzdžiui, sakau savo katei, Katička, įdi dominio mainino gliodninką. Ir jinai bėga. A, tu pateik pasakyk. Jinai žiūrės į tave ir tirs. Amen. Kodėl mes pasitikim Dievu? Kodėl mes mylim Dievą? Todėl, kad jisai rodė mums savo meilę. Tiesa? Brangieji, tik tai mylinti bažnyčia nugalės šitą pasaulį ir išgelbės. Amen. Tik tai mylinti Dievą bažnyčią. Ir kada tavo tikslas yra ne bažnyčios augimas, ne ten, kad čia bažnyčiai daugiau būtų hebros, kad čia mes tokie krūti, čia daug, aišku, mesgi norim, kad pasaulis gelbėtųsi, bet šiaip taip labai norim, bet, kad daugiau krikščionių būtų, supranti, kad švariau būtų visuomeniai. Dievas taip nori sutvarkyti mūsų širdis, kad mes iš tikrųjų turėtumėm tą meilės požiūrį, meilės žvilgsnį, kad iš tikrųjų mes turėtumėm Dievo širdį. Žinote, mes aną kartą trečiadienį kalbėjom, kad mes esam Dievo vaikai, mes gimėm iš aukšto ir mes turim savį Dievo sėklą ir mes galim mylėti. Bet žinot, kada mes būtent apie tai mąstysim, į tai gilinsimės, tai ateis pas mus. Amen? Kada mes suprasime, kad tai yra pagrindas. Brangiai, kad tai yra pagrindas. Ir Paulius sako,
3 paskui lūtei. Ir jei išdalinsiu vargšams pamaitinti visą, ką turiu. Nu kaip čia, ašgi vargšams išdalinau, ašgi toks, tikintis geras. Supranti, bet jeigu tavo širdį iš tikrųjų yra tik dalykiškas santykis, tik religingas olumas, jeigu tu tai darai dėl to, kad reikia, kad mes iš tikrųjų turim ieškoti, kad širdis mūsų jaustų Dievo širdį, kad mes patirtumėm tą tikrą meilę, kad mes būtumėm tikri žmonės, kad religija, jinai labai atakuoja šiandien mus. Religiniai supratimai, religinis olumas. Amen? Ir jei išdalinčiau vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną, net sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Rusiškam vertime parašyta, ten iš viso parašyta, man tai patinka, kad antroji lūtei, to ja ništo, tai aš esu niekas. Jeigu aš neturiu meilės, aš esu niekas. Žinote, žodis, ką reiškia niekas? Va čia mikrofonas. O niekas ir yra niekas. Suprantat, ant kiek Dievo yra, kaip Dievas žiūri, kaip jisai nori parodyti, kad tai yra svarbiausia. Kad tu viską gali daryti dėl Dievo, tu gali iš viso gyventi. Tu gali krikščioniškai, žinai, ten tikėjimą turėti, tikėjimų gauti 3 kambarius, mašiną gauti tikėjimų, ten, žinai, viskas tvarkoj. Bet jeigu nėra meilės, jeigu šeimoje nėra meilės, gali būti labai ten gražus namas, labai gražus būtas, bet jeigu nėra meilės, nieko nėra. Šito niekam nereikia. Vis tiek žmogus bėgs ten, kur yra meilė. Jisai eis ten, kur yra meilė. Nes Dievas yra meilė. Ir žmogus turi poreikį mylėti ir būti mylimas. Ir tą poreikį Dievas patenkina. Kai mes atgimstam iš aukšto, mes galime mylėti ir patirti Dievo meilę, ir pažinti, ir augti meilėje. Ir Dievo meilė pasiekia mumise tobulumo, brangieji. Ir žiūrėkite, dabar skaitykime. Meilė kantri ir maloni. Meilė nepavydi, meilė nesigiria ir neišpūksta. Ji nesielgia nepadoriai. Paklausykit. Ji nesielgia nepadoriai. Kartais žmonės, jie labai gali pamokslauti gražiai. Jie gali gražiai ten viskas taip tvarkingai daryti. Bet elementariuose dalykuose tiesiog nėra padorumo. Elgesi. Žinot, ką reiškia elgtis nepadoriai? Kažką daryti, kas kitas skaudino. Arba daryti kažką ir nekreip dėmesio kaip kitam dėl to, kad tu darai. Romiečiams parašyta 15 skyriui. Ten parašyta būtent apie tai. Jeigu tavo brolis, mes galėsim paskaityti, nevalgo mėsos, o tu valgai ir tau tas pats, kaip jisai reaguoja. Sako, jeigu tu kažką darai ir nuo to kenčia tavo artimas, arba tu darai ir tu net negalvoji, ką jisai jaučia, svarbu, kaip aš jaučiuosi. Suprantat, kas yra meilė? Paklausykit. Ji nesielgia nepadoriai, netinkamai. Есть чин. Наш чин. Мы чинные люди. Suprantat? Глава наша Христос. Наш чин Иисус Христос. Amen. Мы должны поступать mes visose klausimuose turime поступать kaip Kristos. Sako, tame meilė mumise pasieks tobulumą, kai mes būsime šitam pasauliui kaip Jisai. Vakame yra meilė. Kai tu elgiesi taip, kaip Jisai elgiasi. Amen. O ne taip, kaip tu nori ir kaip tau atrodo teisinga. Mes apie tai dar grįšim pakalbėti. Žiūrėkite, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemasto piktai. Tu nemastai blogai apie kitus žmonės. Paklausykit, nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa. Visa pakenčia, visa tiki, visko vylėsi ir visa ištveria. Visko vylėsi. Yra kažkokios problemos bažnyčios, tu ištveri. Yra kažkokios problemos santykios su vyru arba su vaikais, arba ten ypatingai bažnyčių, tu viską ištveri. Amen.
Jeigu tu supranti, bet kam ištverti, ašgi galiu bažnyčią pakeisti. Reiškia, nesuprantam meilės, brangieji. O ką man su to vyru tverti? Aš galiu pasikeisti vyrą. Amen? Ага. Еще буду я страдать? Ничего себе. Вот ты пасаулис масто. А зачем страдать? Не понравилось один, второго нашла, не второго, третьего, третьего, пятого. А вот так. Kai pas mus persikelinėjo, reiškia, kai mes gyvenom, persikelinėjo viena moteris. Pas ją visi 3 vyrai atėjo, padėjo ją persikelt. O, nešiojo čemodanus jai. Ir su visais draugauja, ir visi geri. Аллилуйя. Вот так. И со всеми дружить, и всех любит. Аллилуйя. Paklausykit. Meilė visko vylėsi ir visą ištveria. Tu vyliesi, tu ištveri. Žmogus, tu eini į santykį, tu tvarkai santykius. Amen. Tu vyliesi. Tik problema kažkokia, viskas, viso gero. Net nepasikalbam, net nesprendžiam. Meilė niekada nepasibaigia. Nesibaigia. Всё, mylėjau, o dabar jau pasibaigė meilė. Ne. Jeigu tu tikrai myli, jeigu meilė iš Dievo, jeigu tu tikrai Dievo vaikas, tavo meilė nesibaigia. Žinot, ką aš jums pasakysiu, brangieji? Aš svajoju apie tokią bažnyčią, su kuria mes nueisim iki pabaigos kartu. Mes tapsime tikra šeima. Aš tikiu, kad Dievas svajoja matyti tokią bažnyčią. Ne dėl to, kad ten, kaip sako, žinai, bažnytinė politika, va, aš jau tiek laiko bažnyčioje, mane vertinkit. Ne. Bet mes jau kartu daug laiko. Mes jau praėjom kažką, tiesa. Ir susipykom, ir susitaikėm. Ir tai yra brangu. Paklausykit, visi tikri santykiai, jie bus išbandyti. Jeigu tu nori turėti tikrų draugų, tavo draugystė bus išbandyta. Amen. Visa, kas tikrai, tai bus išbandyta. Ir šeima praeina visokius išbandymus. Ten girdisi pamokslai. 7-9 metai patys sudėtingiausi, 2 visokie būna metai. Tak. Bet vis tiek mes mylim Dievą ir vienas kitą. Amen. Ir vis tiek vienas be kito negalim. Šeima. Tai bažnyčia, žinokite, yra lygiai tokia pati šeima. Ir neturi būti tokios mados. Kažkas nepatiko, nepakalbėjom, nepasimeldėm, nepaieškojom santykių, paskaminom, viso gero, do vidzenia, do zabačenia. Tegul nebūna pas mus tokių dalykų, brangieji. Tai ne Dievas. Ir dar mes, žinot, kaip galim pasakyti, Dievas mane veda. Čia jokio Dievo nėra, brangieji. Čia iš vis yra ne Dievas. Nes meilė yra kantri. Ji viską pakelia, ji visko tiki ir visko vylėsi. Ir mes pašaukti į meilės santykius. Mes pašaukti į meilės santykius tarpusavį. Kaip yra tavo fizinė šeima, bažnyčia yra dvasinė šeima žemėje, brangieji. Tai Dievo ambasada. Ir Dievas svajoja šiandien. Ir žinokite, man atsivėrė toks dalykas, sekmadienį, kai Mozė pamokslavo, va kur velnias apgauna šiandien. Kodėl žmonės laksto po bažnyčias? Nes nėra va šito supratimo. Kad tu esi sandoroj su Dievu ir esi sandoroj su broliais ir seserimis. Mes lengvai galim nueiti nuo Dievo, lengvai vienas nuo kito, lengvai skyrybų šiandien daug labai yra. Bet mes nebūsim tokie. Mes puoselėsim Dievo vertybės, Dievo charakterį. Ir jeigu aš sakau, kad aš gyvenu su Dievu, jeigu aš sakau, kad aš tarnauju Dievui, jeigu aš sakau, kad aš pažįstu Dievą, kad aš esu šviesoje, kad aš perėjau iš tamsos į šviesą, iš mirties į gyvenimą, tai aš myliu brolius. Suprantat? Štai pagal ką tu gali matyti. Ir Jėzus irgi apie tai kalba. Atsiverskime dar Jono Evangeliją. Žiūrėkite, Jonas, jisai kalba 13 skyriui Jono Evangelijai. Mes praeitą susirinkimą skaitėm šitą eilutę. Bet žinote, vėl ir vėl norisi apie tai kalbėti. Kad tas 13 skyrius, Jono Evangelija 13 skyrius, 34 eilutė.
Žiūrėkit, Jėzus sako, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs pamilau, kad ir jūs mylėtumėt vienas kitą. Tai yra įsakymas, brangieji. Kitoje vietoje parašyta, jeigu jūs mane mylite, jūs pasiliekat, jūs pildote mano įsakymus. Jono laiške parašyta, o tai yra meilė Dievui, pildyti jo įsakymus. Jeigu tu sakai, kad tu myli Dievą, bet jo įsakymų nepildai, 1 Jono 2 skyriui parašyta, tu esi melagis. O mes, suprantat, susipykstam, nesusitaikom, net nepadedam pastangų, kad tvarkyt santykius. Ir sakom, a mane tam Dievas veda. A kur ten jau Dievas, apšė Dievo tu negirdi. Amen. Čia įsakymas, čia Dievo įsakymas. Ir žiūrėkite, toliau ką sako, toliau ką žodis sako, paklausykit. Iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Ką mylėsite? Vieni kitus. Ne stulpa, ne, vieni kitus. Tu mane myli, aš tave myliu. Va čia bažnyčia yra. Čia nėra abstrakcija, gražūs žodžiai. Žinai, kada reikalinga šviesa? Kai yra tamsa. Kada reikalinga meilė? Kada yra konfliktas. Reikia spręsti. Amen. Bet tu visada spręsi, kai tu gausi va šitą pareiškimą, kad Dievas yra meilė. Ir bažnyčia yra Dievo meilės šeima. Kad mes esame sandoroj su Dievu ir dabar mes esame sandoroj vienas su kitu. Čia pasaulis gyvena. Va su to draugauju, man jis nepatinka. Aš galiu jo vengti. Aš jam galiu ragelio nepakelti. Aš galiu su juo daugiau nebesusitikti. Da pašol tai. O tak. Jokios atsakomybės. O Jėzus sako, iš ko pažins, kad jūs esate mano mokiniai? Iš kur? Iš kur pažins, kad jūs mano mokiniai? Ne iš to, kad jūs matysite ten stebuklai, prabudimas, bažnyčios auga. Aha. Iš to, kad meilė bus. Tegul tai būna mūsų pamatas, tegul tai būna mūsų bažnyčios regėjimas, tegul tai būna mūsų supratimas, kaip bažnyčios, brangieji. Neapsigaukim niekada. O žinai, mane susipyksti su kažko ir sakai, Dievas mane veda į kitą bažnyčią. Ne, jau tave, nuoskauda tave veda. Susitvarkyk širdį. A mes tave mylėsim vis tiek. Aliluja. Nėra nieko, ko Dievas tau negali atleisti. Lygiai taip pat taip. Kaip viena sesuo, ten buvo kažkokie konfliktai ten pas mus. Jinai tik pas mane atėjo, žinai, jinai atėjo, turbūt galvoja, aš pradėsiu rasborkis. Aš net jokių rasborkių nepradėjau. Aš pradėjau sakyti, o kaip gerai, koks gražus oras. Visio. Supranti? Nes mes pašaukti gyventi meilėje. Efeziečiams laiške mes praeitą kartą skaitėm, jo, 5 skyriui 2 eilutei. Gyvenkite meilėje. Tai yra gyvenimo būdas. Krikščionybė yra gyvenimo būdas meilėje. Visų pirma šeimoje, o po to bažnyčioj meilė tarpusavį. Tegul tai būna, atsiminkit atmintinai šitą rašto eilutę, brangieji, Jono Evangelija, 13 skyrius ir 34 eilutė. Dar kartą paskaitykim, gerai? Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip aš jūs pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. O čia rusiška вертиме, если будете иметь любовь между собою, между нами что-то должно быть, понимаете? Между нами отношения любви, между собою. Между. Любовь, tarpusavį, meilė. Būna visokių, žinokite, visokių gali būti nesusipratimų. Būkite pasiruošę. Ir jeigu mes aiškinamės kažkokias problemas, tai nereiškia, kad čia yra pletkai. O todėl, kad mes norim pašalinti jas ir mylėti vienas kitą. Amen. Tu turi spręsti klausimus.
Jėzus sako, jeigu tu turi kažką prieš brolį, eik ir pasakyk jam. Labai aiškiai Jėzus moko, kokie santykiai turi būti. Taigi krikščionybė, brangieji, yra meilės santykis su Dievu ir vienas su kitu. Ir bažnyčia yra šeima, kur žmonės myli vienas kitą. Ir kodėl mes turim bažnyčiai ląstelės, kad susirinktų prie arbatos, pabendrautų. Ir ten, ten ne tik meilė, ten ir problemos, ne? Būna iš karto. Juk taip yra. Neturėkite iliuzijų, kad bažnyčioje ateisi, čia visi tokie. Meilė ir yra tame, kad tu pridengi, visko tiki, visko viliesi, nesididžiuoja, neišpuiksta, nesielgia netinkamai meilė. Aleliuja. Ir žiūrėkite, 15 skyriui, toliau. 15 skyriui, žiūrėkite, čia parašyta irgi, Jėzus sako. Jėzus tai kalbėjo savo mokiniams. Prieš tai 13 skyriui jisai aplamai plovė kojas mokiniams. Sėdėjo už stalo, valgė. Ir žinot, kaip jisai pasakė? Paklausykit, kaip jisai pasakė. Dabar jau pradėjau apie 13 skyrių, tai ir pasakysiu, gerai? Kaip jisai pasakė? 13 skyrių eilutei, žiūrėkite, nuo 14. Ir taip, jeigu aš viešpats ir mokytojas nuploviau jum kojas, tai ir jūs privalote plauti kojas vieni kitiems. Aš jums daviau pavyzdį, kad jūs darytumėte tai, ką aš jums padariau. Brangieji, krikščionybė yra darimas tai, ko Jėzus mums padarė. Amen. Aš jums daviau pavyzdį, kad jūs darytumėte tai, va yra tikra bažnyčia Kristaus mokiniai. Čia jisai sako mokiniams. Aš daviau jums pavyzdį, aš iš jūsų kalbos čia verčiau dabar. Kad jūs darytumėt tai. Žinai, darytumėt. Ir kai ateina konfliktas, kai kojos purvinos, kai susipurvina kažkas, nereikia bėgti. Reikia ateiti ir plaut kojas, reikia ateiti ir bendraut. Sakyt, sesutė, davai mes paimsim pasninką, pasimelsime. Tu mane, jeigu mes nesusišnekam, jau nesuprantam, jau tai paimkim pasninką, melskimės, spręskime, nusižeminkime. Juk tai įsakymas, juk mes Dievui priklausom. O ką mes Dievui priklausom, aš galiu į kitą bažnyčią nueiti ir ten Dievui priklausysiu. Jau tu tolsti nuo Dievo. Tu sustabdai pats savo augimą, pats santykį su Dievu. Čia yra pagrindas, brangieji. Brataliūbė, ten ir visose laiškose apie tai parašyta. Tegul būna nevaidmainiška meilė, nelisimierna liubov. Tikra meilė, tikras gyvenimas. Ir pažiūrėkite, sako, aš ir 15 skyriui vėl, jisai sako, 15 skyriui, 12 eilutei. Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Suprant, kas yra gyvybė, tai yra tavo siela, tavo laikas. Supranti, kodėl sako, meilė nesididžiuoja. Tu palieki išdidumą ir atiduodi savo gyvybę, nusižemini ir aukoji laiką, pasninkauji, bendrauji su seserim, bendrauji su broliu ir statai santykius, nes tu nori eiti siaurų gėlių, tu nori įtikti Dievui, tu nori pažinti Dievą, tu nori daryti tai, ką viešpats. Viešpats sako, ką jūs man sakot viešpatie, o nedarote tai, ką aš jums sakau. Krikščionybė yra darimas, tai, ko viešpats sako. Sako, aš jums daviau pavyzdį, kad jūs taip pat darytumėt. Va, tau ir prabudimas. Amen. Oi, mums bažnyčia trūksta mokymų, mums bažnyčia trūksta to, tai kaip čia mums dabar padaryti tą prabudimą? Va, prabudimas. Amen. Nuo savęs, tokia knyga yra, Людмила Плек, пробуждение начинается с меня. Будем любить еще сильнее, потому что очень сильно нас любит Бог. Аллилуйя. Будем любить. Ой, Господи, помилуй. Ir žiūrėkite, toliau, skaitom 12 eilutę, niekas, žiūrėkite, 14 eilutė, jei jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau.
Dievas šaukia mus ne į religinius santykius, o į draugiškus santykius. Draugauk su Jėzumi ir tada draugausi su broliais seserim. Jeigu tavo tokie santykiai su Dievu, žinai, religingi, tai ir su broliais seserim bus religingi. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnai nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu. Nes jums viską paskelbiau, ką iš savo tėvo girdėjau, va kaip kalbėjo mūsų pastorius, kad nedalykiški santykiai, draugiški su Dievu ir vienas su kitu. Ne jūs mane išsirinkite, bet aš jūs išsirinkau ir paskiriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių. Paklausykite, ir jūsų vaisius išliktų. 17 eilutė. Aš jums tai sakau, mylėkite vienas kitą. Norit vaisių gyvenime, brangieji? Prabudimas. Mylėkite vienas kitą. Tai yra bažnyčia. Tikra Kristaus bažnyčia, kurie daro, pildo jo įsakymą ir daro tai, ką jisai sako. Aš sako, ploviau, jūs matot, aš mokytojas jūsų, jo? Jo, aš mokytojas, aš viešpats ir mokytojas. Ir jeigu aš viešpats ir mokytojas, jums ploviau kojas, ir jūs turit vienas kitam plauti. Nebūkite išdidus, nebūkite pasiptiputę. Pažinimas išpučia, bet meilė ugdo. Amen. Ir vat paskutinį dar dalyką, kokį noriu pasakyti. Vat būtent, vat kaip kalbama, paskutinį vietą ir viskas. Aš manau, kad mes apie tai mąstysime, kaip Dievas mus ves. Žiūrėkite, Romiečiams laiške 15 skyriui. Va čia būtent kalbama apie tos santykius tarpusavį. Žinote, šiandien žmonės, kai kurie iš vis, vat sakau, vakar lastelį pradėjom kalbėti, jie iš vis gali vat taip pagalvoti, kad, mes namuose dviese meldžiamės, vat jau, mes, vat šeima, mes galim namuose sėdėti. Aišku, už tokius žmonės reikia melstis, reiškia, kažko mes nesuprantam. Kas tave atskiria nuo kitų? Aišku, galbūt yra tokie laikai, kai tau vienam reikia pabūti, arba tavo šeimai, bet dažniausiai tai yra nuoskauda, būkim sąžiningi su savim, niekada nepasiduokim. Jeigu mes turėsime tą nuostatą, kad Dievas yra meilė, tu supras, kad jeigu tu pasiduodi nuoskaudai, jinai tave suvalgys. Ir tu jau nebe su Dievu. Ir tu tiesiog sau gali meluoti, kad aš su Dievu, bet tu toli nuo Dievo. Nes Dievas yra meilė. Ten, kur meilė, ten Dievas. Mes praeitą trečiadienį labai daug rašto vietų apie tai skaitėm. Sako, Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jeigu mes mylime vienas kitą, reiškia Dievas yra mūsų tarpe. Ir buvo tokia, Maksimas Maksimovas, tarnautojas, jisai tokia, reiškia, kaip atpažinti, kokia bažnyčia yra Kristaus, kokia ne Kristaus dar seniau. Vat būtent jie po to priėjo prie tokius, ten, kur yra meilės atmosfera. Kur yra meilės atmosfera, ten yra Kristus, nes Kristus yra meilė. Jeigu aš su baltu chalatu, tai nereiškia, kad aš gydytoja, ne? Ar aš iš tikrųjų galiu gydyti? Taip ir čia, lygiai taip pat. Jeigu mes sakom, kad mes bažnyčia, mes turim turėti meilę. Ir žiūrėkite, vat būtent Romiečiams laiške, vat aš kalbu 15 skyriui, vat apie tai kalbama. Žiūrėkite, nuo pirmos eilutės paskaitykim gerai ir tada jau bus. Mes stiprėjame, turime pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne savo pataikauti, ne savo įtikinėti pataikauti. Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui, jo labui ir pažangai. Jo labui ir pažangai. Štai kas yra meilė. Ane? Ir toliau. Oi, labai atsiprašau, bet čia irgi apie tai. 14 eilutėj. 14 eilutėj. Bet 14 skyriui. Taigi, silpno tikėjimo žmogų priimkite, bet venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Vienas įsitikinęs, kad galima viską valgyti, o silpnas valgo tik daržovės. Kuris valgo, ten neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, ten neteisia valgančio, nes Dievas jį priėmė. Kas tu toks,
kad drįsti teisti kito tarną? Ar jis stovi, ar krenta, tai savajam viešpačiui, bet jis stovės, nes Dievas turi galę jį išlaikyti. Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas te būna įsitikinęs pagal savo išmanimą. Tas, kuris išskiria dieną, daro tai viešpačiui. Ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jas viešpačiui. Tas, kuris valgo, valgo viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui. O tas, kuris nevalgo, nevalgo viešpačiui ir dėkoja Dievui. Ne vienas iš mūsų negyvena savo ir ne vienas savo nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename viešpačiui. Ir jeigu mirštume, viešpačiui mirštame. Todėl ir mes gyvename ar mirštame, esame viešpaties. Nes dėl to Kristus ir mirė, ir prisikėlė, ir atgijo, kad būtų iš mirusių ir gyvųjų viešpats. Kad būtų ir mirusių, ir gyvųjų viešpats. Tai kodėlgi tu teisi savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę. Parašyta. Kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklūps kiekvienas kelis ir kiekvienos lūpos išpažins Dievą. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievo apyskaitą už save. Tad liaukime teisti vieni kitus. Verčiau nuspręskime neduoti broliui akstino nupulti į pasipiktinimą. Žinau, čia žinokite, visas skyrius kalba apie tos santykius tarpusavį. Vat būtent, kaip Jėzus sako, iš ko pažins, kad jūs esate mano mokiniai, jeigu jūs turėsite meilę tarpusavyje. Ir va čia būtent praktiškai kalbama apie tą meilę. Klausykite. Žinau ir esu įsitikinęs viešpatyje, Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro, bet tam, kuris mano esant netyrų dalykų, tam jie netyri. Jei tavo broliai įsižeidžia dėl maisto, tai tu nebesielgi iš meilės. Savo maistu nežlugdyk to, už kurį mirė Kristus. Jūsų gėris tegul nebūna akstinas piktžodžiauti. Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasioje. Kas taip Kristui tarnauja, tas priimtinas Dievui ir verstas žmonių pritarimo. Tad siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui. Va, kas yra meilė, brangieji. Aš su tavim bendrauju ir aš jaučiu tavo širdį. Aš jaučiu, kad tu kažko nevalgai, kažko nedarai. Ir jeigu aš tai darau, aš tai valgau, aš tai galiu daryti, o man tai geriau, žinai, va tai padaryti. Sako, jauskite vienas kito širdį, jauskite vienas kitą, mylėkite vienas kitą, jauskite, nežeiskite. Stenkis daryti tai, kas ugdo kitą žmogų. Suprantat, kas yra meilė? Apie ką kalba korintiečiams Paulius? Galiu turėti tikėjimą, kalnus kilnuot, viską teisingai daryti, bet jeigu aš neturiu meilės, jeigu aš neturiu jautrumo, užuojautos, jeigu man tas pats, kaip tu jautiesi, man svarbu, kaip aš jaučiuosi, ką aš darau, tai tame nėra meilės, nes meilė, jinai kantri, jinai nesielgia netinkamai, jo? Ji nesididžiuoja, ji nežiūri tik į save. Štai kas yra meilė, štai kas yra santykiai bažnyčioje, paklausykite. Tad siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui. Meilė ugdo, brangieji. Kada mes vaikščiosime meilėje, mes ugdysim vienas kitą. O man tai patinka va taip melstis. O man tas pats, kaip tu meldėsi. Svarbu, kaip man patinka melstis. Suprantat, be ką aš kalbu? Jeigu tu matai, kad šitas žmogus, vat, pavyzdžiui, tyliai meldžiasi, nu ir tu su jau tyliai melskis. Ramiau pasimelsk. Arba tu matai, suprantat, apie ką čia kalbama? Apie kokius čia dalykus kalbame? Mes visi turim skirtingą auklėjimą. Mes visi, skirtingi žmonės, socialinis sluoksnis skirtingo.
Ir Kristus mūsų apjungia. Ir jeigu mes būsim jautrus vieni, man nesvarbu, kaip, pavyzdžiui, aš, pavyzdžiui, dabar apie save pasakysiu. Nu vis tiek reikia gražiai apsirengti į sceną išeiti. Ne? Aš galėčiau sakyti, man tas pats. Aš prieš Dievą stoviu. Ne? Man gerai, va. Bet kaip? Ne. Jeigu aš žinau, kad kitas žmogus, jisai nori matyti, kad pastorė būtų gražiai apsirengusi. Bet čia toks pavyzdys įdomus. Ne? Tai aš darysiu viską, kad kitam nebūtų sunku. Nes, pavyzdžiui, kitam yra net sunku. Tokia pastorė negali normalių suknelių nusipirkti. Čia toks pavyzdys, bet labai aiškus, ne? Jo. O įsivaizduok, jeigu aš pasakyčiau, man tas pats, kaip jum atrodo, kaip aš. Svarbu man gerai. Aš iš vis, pavyzdžiui, galiu su džinsais. Pavyzdžiui, va taip va. Va čia būtų ne meilė, tiesa. Meilė yra, kai tu jautrus, kai tu stengiesi kitam įtikti, o ne savo tik tai pataikauji. Ir va tai yra tokie santykiai bažnyčioje. Ir tai yra bažnyčia Naujojo Testamento, brangieji. Ir aš tikiu, kad šitoj bažnyčioje būtent tokia dvasia turi būti. Ir yra, ir bus. Jėzaus vardu. Amen. Ir žiūrėkite. Ir čia parašyta, 13 eilutėj, tad liaukimės vieni kitus teisti. Kartais mes žiūrime, tas taip elgesi. Kodėl mes teisėm? Nes mes nesuprantam žmogaus. Galbūt jisai kol kas dar tik taip gali elgtis. Arba jisai taip išmokytas, arba jisai va taip rengėsi, arba va jisai taip elgėsi, arba jisai va taip, žinai, toks, kitas ramus, kitas va toks, kitas išsilavinęs, kitas neišsilavinęs. Pakęskime vienas kitą. Supraskime, kad mes esame sandoroje, esame šeima. Amen. Ir mes turime atsakomybę vienas prieš kitą. Ir 15 eilutė, jei tavo brolis įsižeidžia dėl maisto, tu jau nebesielgi su meile. Savo maistu nežlugdyk to, už kurį mirė Kristus. Suprantat, mes žlugdom vienas kitą, tokių elgesių paprastų. Ir sakom, aš taip pamokslauju gerai, arba aš toks pamokslininkas, aš toks jau taip Dievą pažįstu. Tegul mūsų bažnyčiai būna tikra meilė, brangiai, nevaidmainiška meilė. Ir nebijokit problemų. Jeigu iškyla kažkas, spręskime, melskime, kalbėkime. Ir žinote, aš tikiu, kad mes kaip bažnyčia, aš tikiu, kad Dievas to nori, nebent Dievas ten išsiųstų tave kažkur, sako, kaip vienas brolis vakar sako, o kaip iš tikrųjų Dievas gali išvesti iš bažnyčios? Jeigu tau Dievas sako, pavyzdžiui, važiuot į Alytų būt pastorium, tai prašau, važiuok. Bet Dievas gali tave išvesti tarnauti. Bet jeigu tu gali išeiti dėl to, kad tu su kažko nesusišneki, arba tu nesistengi net pasišnekėti, ar kažkas tau nepatiko, tai ne Dievas tave veda. Amen. Nes Dievas yra meilė, Dievas yra šviesa. Ir jeigu tikrai mes pažįstame Dievą, jeigu tikrai mes gyvename šviesoj, mes susišnekėsim. Amen. Tegul tokia meilė būna čia šitoj bažnyčioje. Tegul būna meilė tarp mūsų. Tegul tai būna mūsų tikslas, mūsų bažnyčios kaip regėjimas. Tegul tai būna mūsų širdies troškimas, pažinti jo meilę, atspindėti jo meilę. Melskimės. Ačiū tau, Viešpatie. Mes dėkojame tau. Aleliuja, Viešpatie. Atleisk, Dieve, jeigu mes nesu meilė elgiamės kažkur vienas su kitu. Nes vienas skaičiuoja visas dienas, o kitas neskaičiuoja. Mes visi esame skirdimi, Dieve. Padėk mums neteisti vienas kitą, o stengtis, kad elgtis taip, kad mūsų elgesys ugdytų, vestų prie Dievo. Viešpatie, dėkojame tau. Ir kartais mes iš kažkokius išorinius dalykus susikoncentruojam, pykstam dėl kažkokių išorinių dalykų. Viešpatie, padėk mums iš tikrųjų būti jautriems vienas kitam, palaikyti vienas kitą ir mylėti. Mes norime būti tikri tavo mokiniai, kaip tu plovei kojas savo mokiniams ir mes taip norim plauti. Kaip tu mylėjai, taip mes norim mylėti, Dieve. Tegul tai būna mūsų širdies troškimas, išpildyti tavo įsakymą, mylėti brolius. Пускай братолюбие будет в нашей церкви. Tegul būna brolių seserų meilė.
Tegul būna meilė, Dieve. Padėk mums kalbėti tiesą meilėje vienas kitam. Padėk mums, Dieve, dėl kažkokių išorinius, kažkokių sielinių, būtinių, smulkmeniškų dalykų, kas ką valgo, kas kaip rengėsi, arba kas kaip tą daro, kad mes dėl to Viešpatie neteistumėm vienas kito, kad mes būtumėm jautrus vieni kitiem. Viešpatie, mes taip trokštame, kad būtų meilė pas mus, kad tarp mūsų būtų meilė, tikra meilė. Viešpatie, mes taip trokštame. Viešpatie, padėk mums, Dieve, mylėti vienas kitą, taip kaip tu myli, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie, dėkojame tau, Dieve, aleliuja. O, suminkštik mūsų širdis, Dieve. O, aleliuja. Tu pasakei, kaip mes galime mylėti Dievą, kurio nematom, jeigu nemylim brolį, kurį matom. Padėk mums mylėti brolius, padėk mums mylėti priešus, padėk mums, Dieve, pakeisk mūsų širdis, išgydyk mūsų širdis, Viešpatie. Meilė kantri, maloni, nepavydi, ji nesižydžiuoja, neišpuiksta. Viešpatie, tegul tokia meilė būna mūsų bažnyčioje. Kantri, maloni, nesididžiuojanti, neišpuikstanti, jokio išdidumo, jokio falšo, jokios vaidmainystės te nebūna mūsų bažnyčioje. Tavo meilė, Dieve, kantri. O, Viešpatie, padėk, Dieve. Aleliuja. Ir dar noriu paskaityti vieną eilutę Patarlių knygoj. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Žinote, nenavist возбуждает раздоры. Ta neapykanta, tai Patarlių knyga 10 skyrius 12 eilutė, galit lietuviškai pastatyti. Žinote, nenavist, kada mūsų širdį nėra meilės, мы возбуждаем раздоры. Mes tada pradedam kurstyti tos nesantaikas. Bet meilė padengia. Meilė yra поžiūris į žmogų. Это есть позиция твоя. Это твоя позиция, отношение к человеку. Я люблю. Это твое решение. Todėl, kad tu atgimęs iš aukšto, tu esi Dievo vaikas. Ir jeigu tu myli tą gimusi, gimdytoje, tu myli gimusi. Tai yra tavo pozicija, aš esu Dievo vaikas. Aš turiu jėgą mylėti. O meilė padengia visas nuodėmes. Brangieji, jeigu mes mylėsime, mes išmoksime ir santykius susitvarkyti. Ir susitvarkyti viską. Ir žinote, meilė tai yra tai, ką žmonės mato ir jaučia. Sako, iš to pažins, kad jūs esate mano mokiniai, jeigu matys meilę. Žmonės mato, kada yra meilė tarp mūsų. Ir mes patys jaučiam tą meilę. Amen. Tai yra juntami dalykai. O Dieve, padėk mums, Viešpatie, kad tai būtų meilės puota šitą bažnyčią, kad čia mes nuolatos mylėtume vienas kitą, kad mes pridengtumėm vieni kitų nuodėmes, kad mes melstumėmės vieni už kitus, nešiotumėm naštas, kad būtų tikra meilė brolių, kad mes dalintumėmės maistu, pinigais, rūbais vieni su kitais. Padėk mums mylėti mūsų pastorių, mūsų vyresniuosius, palaikyti. Viešpatie, jeigu mes matom žmogų, kuriam nėra pinigų, trūksta kažko, kad mes nebūtumėm abejingi, kad mes nebūtumėm kietasširdžiai. Padėk, Dieve, mums, suminkštik mūsų širdis. Viešpatie, gelbėk mus. О, по причине умножения беззакония в последнее время у многих охладеет любовь. Parašyta Biblijoje dėl to, kad bus daug neteisybės, pas daugelį meilė atšals paskutiniu metu, bet tie, kurie iškentės iki galo, bus išgelbėti. Viešpatie, melskime Dievo, kad mūsų meilė neatšaltų vienas kitam ir Dievui, brangieji. Viešpatie, mes meldžiam, kad mūsų meilė, kad neatšaltų tau, чтобы в нас не охладела любовь, kad jinai nebūtų, kad rastapį лед в наших сердцах. Viešpatie, sutirpdyk bet kokį ledą mūsų širdį. Sutirpdyk bet kokį ledą. Padėk mums plauti kojas vienas kitam. Padėk mums atsižadėti bet kokios religijos, bet kokių dalykiškų santykių atsižadėti. Dieve, padėk mums.
būti tikrais krikščionimis, kurie myli, tikri Kristaus mokiniai, kurie plauna kojas vieni kitiem, palaiko vienas kitą, nešioja naštas vieni kitų, kad tai būtų tikra bažnyčia mylinti Dievą, mylinti brolius, ne žodžiais, bet darbais ir tiesa. Viešpatie, mes taip trokštame, kad tai būtų mūsų bažnyčioje, kad mes visuomet mylėtumėm Tave ir vienas kitą, kad mes pakiltumėm meilėje, augtumėm, kad mes mokytumėmės mylėti. Viešpatie, taip trokštame šito, melsk šito dabar, prašyk Dievo, prašyk, Jisai gali keisti tavo širdį, prašykite ir gausite, belskite, bus jums atidaryta. O, haleliuja. O, Viešpatie, dėkojame Tau. O, dar pastatykite 1 Timotiejų 1 skyrių, 5 eilutę. 1 Timotiejų 1 skyrius, 5 eilutę. Melskimės ir tiesiog būkime. Žinote, aš matau, kad Dievas daro kažką su mūsų širdim. Čia parašyta, čia pamokslavimo tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo. Va, koks tikslas yra mokymo. Ko Dievas nori mūsų išmokyti? Kad mes mylėtumėm. Amen. O aš tai toks pamokslininkas, man čia šitoje bažnyčiai trūksta pamokslų, trūksta žodžio, aš einu į kitą bažnyčią ieškoti geresnių žodžio. Čia yra tokia apgaulė. Ar tu myli mane, ar aš tave myliu? Užduokim šitą klausimą. Dirbkim ties to, brangieji. Kita eilutė, toliau. 6 eilutė. Ir žiūrėkite, parašyta toliau, paklausykite. Kai kurie nuklydė nuo šių dalykų, tegul šita bažnyčia niekada nenuklysta nuo šitų esminių dalykų. Paskendo tuščiuose plepaluose. Visa kita, brangieji, yra tušti plepalai. Va šitie dalykai yra svarbiausia. Meilė. Pamokslavimo tikslas yra meilė iš tyros širdies. Nevaidmainiška meilė, toliau kaip ten, tyros sąžinė ir nevaidmainiškas tikėjimas. Klausykite, va čia yra pagrindas. Šita bažnyčia, tegul tai laiko, va šitą dalyką. Цель увещевания, цель проповеди, любовь от чистого сердца, нелицемерной веры. О, я верующий. Лицемерие – это вообще верующему не может быть. Доброй совести, добрая совесть у тебя совесть чистая, понимаешь? Нелицемерный ты, совесть твоя чистая. Вот что такое верующий человек. У него чистое сердце, чистая совесть. Аминь. Вот это вера в Бога. И это семья Божья настоящая. У нас нету лицемерия, у нас чистота. И всякой кайкуре, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие. 7 eilutė. Toliau, žiūrėkite, ką jie daro. Jie norėtų būti įstatymo mokytojas, bet nesupranta nei ką kalba, nei ką tvirtina. Dievui nereikia jokių mokymų, klausykite. Jis nori parodyti savo meilę šitam pasauliui. Jisai nori, kad šitas pasaulis pamatytų bažnyčioje meilę. Nes jisai pasakė, iš ko pamatys, kad jūs esat mano mokiniai, jeigu turėsite meilėje. А эти законоучители, это все учеба, это все. Знание надмевает, а любовь назидает. Церковь, амин. Проверяйте свои сердца. Совесть чистая. Никакой лжи, никакого лицемерия. Чистое сердце. Любовь к Богу, любовь к братьям. Jeigu aš myliu Dievą, aš mylėsiu brolius, aš padėsiu broliam, aš priimsiu gyventi, aš priimsiu nakvot, aš pasidalinsiu paskutinę kapeiką. Eikime tai, gerai? Tarybiniais laikais būdavo mes vienam kambarį gyvenom 4 merginos. Ne? Krikščionybė tokia buvo. Visiems vietos užtekdavo. Viešpatie padėk, kad mūsų širdis būtų tyros.
O viešpatie. Ir Korintiečiams laiške paskutiniam, irgi atsimenat, dabar mes skaitėm Korintiečiams laišką, 13 skyrių, dar vieną paskutinį dalyką parašyta. Taigi dabar 13 pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė. Aleliuja, Dieve. Mes taip trokštame pažinti tavo meilę, patirti tavo meilę. Mes turime tokią nuostatą, kad mylėti vienas kitą ir kad meilė net šaltų mumise, kad mes nepasiduotumėm tuštiem kažkokiem apreiškimam, įstatymų, mokymam, kažkokiem teologijam, kad mes visų pirma suprastumėm, kad pamokslavimo tikslas yra meilė. Meilė, Dieve. Padėk mylėti savo vaikus, savo vyrus, kaimynus, padėk mums bažnyčioje mylėti vienas kitą, kad meilė būtų tarpusavy. Amen? Aleliuja, Dieve. Ir dabar surinkime paaukojimus iš meilės Dievui. Aleliuja. Nuostabu. Žinote, va tai, ką mes čia kalbam, ką mes skelbėme, tai mes ir turėsime. Amen. Ir perduokit visiems, ko nebuvo susirinkime, šitą apreiškimą, gerai? Nes tai yra labai svarbu. Aš tikiu, kad čia šita bažnyčia bus būtent meilės bažnyčia. Čia bus daug meilės. Ir tada mums nekils klausimas, eit skelbti Evangeliją. Kada tu pilnas meilės, tu nori daryti viską. Aleliuja, Dieve. Padėk mums mylėti. Padėk mums pakelti silpną. Padėk mums palaikyti. Sako, jūs stipriai turit pakelti silpnųjų silpnumus. Žinai, kada tu myli, tau viskas paprasta. Ненависть возбуждает раздоры, а любовь покрывает. А ненависть она в сердце, и любовь тоже в сердце. Пускай в наших сердцах будет любовь Божья, братья. Давайте будем стремиться к этому. Kaip Tesalonikiečiams laiške parašyta, jūs patys esate Dievo išmokyti vienas kitą mylėti. Žinot, Dievas mus moko mylėti. Amen. Viešpatie, mes mylime tave ir atnešam šitos paaukojimus prie tavo kojų. Atiduodame tai tau, nes mes mylime tave, Dieve. Aš dėkoju tau, Dieve, kad tu duodi mum sėklą sėti, kad tu išlaisvini mus nuo vaidmainiškos meilės, kad tu padarai mūsų širdį tyrą. Mes taip trokštame daugiau tave mylėti, daugiau mylėti brolius, daugiau meilės. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie. Atnešam tai prie tavo kojų, Jėzaus vardu. Amen. Ir žinote, ką, brangieji, priėjo šiandien prie manęs Franakas ir sako, va, mes ten apsitarėm, kad mes norim padaryti naktinę maldą. Aš sakau, o su ko jūs ten apsitarėt? Sako, su Arvidėliu ten su... Sakau, tai darykit, sako, ar tu nieko prieš? Tai sakau, kaip aš galiu būti prieš? Įsivaizduokit, jeigu jūs norit melsis naktį, prašau, aš ilgai teisiu maldą. Klausykite, draugaukime vieni su kitais, mylėkime vieni kitus. Žinote, aš jums pasakysiu, šitą bažnyčią nuo pat pradžių ir turi tą atmosferą meilės. Mes visada apie tai kalbam, mes nuo bažnyčios pradžios apie tai kalbėdavom. Ir mes toliau laikysimės to. Мы не отступим от этого. Бог нам поможет, да? Мы не отступим, да? Бог поможет нам не отступать от настоящей любви к Богу. Аллилуйя! Дай Бог нам не отступить. И дай Бог нам любить еще сильнее друг друга. Ну что, если вы хотите ночную молитву, пожалуйста, ваше желание всегда исполняется. Давайте, да, соберемся на ночную молитву. Плоти будет кирдык. Да. От и келинта валанда продесим. Iki 5 ryto. Iki 5 ryto, kaip 11 nuo 5 ryto mes va taip melsdavomės. Taip norit melstis. Kaip aš atsimenu, mes Basanavičius, tai mes išeidavom, ten dar lygdavo sesės mažam kambariukį. Dar melsdavosi, aš galvoju, kaip jas ten gali melstis. Ačiū Dievui. Nu, susirinksim maldai naktį, gerai? 11 valandą. Ot, matai, kaip gerai, kokie jūs nuostabus.
Tai yra pagal žodį naktinės maldos. Mes apleidom šitą dalyką. Gerai, pradėt. Užpraeitais metais rugsėjo mėnesį mes pradėjom naktinę maldą. Nuo naktinės maldos rugsėjo mėnesį kažkaip gerai. Nutarė mane. Aš atsimenu, anksčiau pas mus tokia sesuo Loreta buvo, ne visą. Olia, a kodėl naktinės maldos nėra? Ir aš tokia galvoju, oi, nu jo nėra, nu padarom. Gerai, kai mes vienas kitą primenam, tiesą. Padarysim naktinę maldą, šlovinsim, melsimės visą naktį. Taigi, brangiai, būkit palaiminti, mylėkit vienas kitą. Žinote, dar aš girdėjau tokių pasakymų, dar vieną minutę. Oi, čia, kita viena sesuo ten irgi sako, oi, čia, žinai, dabar va bažnyčiai, ten kitam mieste sako, čia va, jūs čia emocijos, čia meilė, čia reikia mokymo, reikia mokymo, bet turi būti meilė visų pirma. Ir aš dėl to aš susimaščiau apie tos dalykus, nes galvoju, o palauk, gal tikrai čia tai mes per daug tų. O po to pažiūrėjau Dievo žodį, kad dar mažai mes mylim. Aleliuja. Taigi viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendravimas te būna su mumis visais. Ir apkabinkit, pasveikinkit nevaidmainiškai iš širdies.